Sveiki, šiandien pristatysiu Jums DirectDigits verslo valdymo sistemą, kuri yra skirta valymo įmonėms. Taigi pradėkime. Vienas iš pagrindinių langų yra skaičiuoklė. Skaičiuoklėje matome pagrindinę informaciją, kur galime pasirinkti valymo tipą, tarkim periodinis, objekto tipą, ofisas, valymų skaičius kartą per savaitę, objekto plotą, vonios kambarių skaičių įrašyti, kambarių skaičių, jeigu norime. Galime pasirinkti darbuotojus, įrašyti darbų pradžią, darbų pabaigą. Galbūt yra reikalingos papildomos paslaugos. Galime įrašyti ir jas čia, arba cheminio valymo paslaugos. Tarkim, kiliminis cheminės valymas 50 kvadratų. Kainų suvestinį matome tiek bazinę kainą, tiek cheminio valymo paslaugų kainą. Ir susidaro visa kaina. Galime pateikti užsakymą, įrašyti adresą Vilniaus gatvė ofisas, pasirinkti iš esamų klientų arba sukurti naują. Tarkim, pasirinksim jau iš jau esamų. Pridėti aprašymą bei įrašyti darbų pradžią ar pabaigą. Tarkime, pradėsime nuo 27 dienos, 8 ryto. Darbų pabaigos neįdėsime, nes klientas nepasakė, kada norės užsibaigti, tai įdėsime tik tai pradžią. Ir pateikiame užsakymą. Užsakymą taip pat galima Excel'o arba PDF'o eksportuoti. Paspaudus mygtuką prisijungti, būsim perkelti į administratoriaus panelę, kurioje matome jūsų atliekami darbai. Susikuriant prisijungimą prie mūsų sistemos yra įdedami pradiniai darbai, bet juos galima papildyti, redaguoti arba ištrinti. Yra kategorijos. Galime pridėti, ištrinti arba redaguoti kategoriją. Pridėjus kategoriją, ją galima priskirti prie darbo, kurie atsivaizduos prie skaičiuoklės. Bendros informacijos laukai. Jie skirti yra apskaičiuoti kainai. Kiekviena opcija turi skirtingą kainos matricą. Tai tarkim, pasirinkus periodinį valymą, kaina už kvadratą yra 1. Objekto tipas ofisas, kaina už kvadratą 0,5. Matrica susideda valomas plotas, tarkim 100 kvadratų, kart šitas skaičius, tai kart 1, jeigu ofisas kart 0,5. Jeigu mes pridėsime dar papildomus parametrus, daugiklis didės. Tarkim, vienkartinis yra 0,4, o kartą per savaitę yra 0. Todėl, kad vienkartinis yra brangesnis negu kartą per savaitę. Taip pat galime prisidėti papildomų laukų, jeigu mums jie yra aktualūs. Arba ištrinti, jeigu nėra aktualūs. Galime pridėti darbuotojus. Galime pridėti darbuotoją, ištrinti, redaguoti. Taip pat ir matyti jo valandinį darbo laiko žiniaraštį, kiek dirbo prie tam tikro užsakymo pagal laikotarpį. Galime prisidėti įrangą. Pereikime prie užsakymų. Čia matome visus mūsų užsakymus, kurie buvo pateikti skaičiuoklėje arba yra preliminaresnė versija, paspaudus mygtuką pridėti užsakymą. Čia galime taip pat pridėti, koreguoti užsakymus, prisidėti įrangą, kiek užtruks valandų. Yra kalendoriaus vaizdas. Kalendorijoje galime matyti užsakymus ir jų įvykius. Tarkim, vienas iš periodinio architektų gatvėje 5867, kaina 150 už vieną atvykimą, darbuotoja Giedrė. To pačio užsakymo pakeista kaina 170, darbuotoja Vida. Tai galima atvykimų tiek kainą, tiek laiką keisti, jeigu yra poreikis. Galima perkelti laiką, jeigu klientas nori kitą dieną. Galima filtruoti pagal darbuotoją.
Pačiame užsakymų lange taip pat galime filtruoti pagal darbuotoją arba klientą. Peržiūrėti užsakymo informaciją. Pakeisti statusą. Matyti, kada yra sekanti data. Visą informaciją, kiek darbuotojo kaina kainuoja per vieną užsakymą. Matomas ir klientų duomenis. Čia galime pridėti kliento duomenis tam, kad generuojant sąskaitą faktūrą matytųsi jo teisingi duomenis. Galima matyti priskirtą įrangą. Taip pat sąskaitas faktūras. Sugeneruoti nuo iki datos. Matyti apsilankimus. Atsisiųsti arba ištrinti sąskaitą faktūrą. Bei pakeisti jos statusą. Laukiama apmokėjimo, apmokėta arba atšaukta. Yra sąskaitų faktūrų langas, kurioje matome visas sąskaitas faktūras, kurios yra apmokėtos arba laukia apmokėjimo. Informacija. Taip pat galime peržiūrėti įvykius, atsisiųsti arba ištrinti, arba sukurti naują sąskaitą. Sukursime kovo mėnesio Tado Kazlausko periodinio valymo sąskaitą. Pasirinksime datą. Sugeneravo 575 eurai, galime peržiūrėti apsilankimus. Tai buvo vienas apsilankimas 27 dieną. Nustatymuose galime įrašyti skaičiuoklės mūsų pavadinimą, kainos maržą, kurią atsivaizduos skaičiuoklė, bei sąskaitos faktūros informaciją, kurią atsivaizduos, kai mes atsisiųsime sąskaitą, bei vartotojo nustatymus. Čia galime pamatyti sąskaitos faktūros pavyzdį. Mūsų įmonės duomenis, tai yra jūsų įrašyti duomenis, nustatymuose bei kliento duomenis. Ačiū už dėmesį.